Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime spalio 12 dieną. Nu, fokusuok. Va, spalio 12 diena. Atvažiavome į objektą lygiai 8 ryto. Čia sodų bendrija Šaltupys, Pilypiškių sodai. Jau mūsų 5 čia grįžinukas padarytas. Jau dabar viską susipakuosim. Sukomplektuosiu užsakovui, nu čia prie Vievio. Pilypiškių sodai, kas nežino. Sukomplektuosiu, Mr. Gardener. Kilovatų 300 vatų galingą siurblį. Čia geras labai debetas. Pamatavom debetą 12 kibiras vandens, prisipildo 12 litrų, prisipildo per 25 sekundės. Čia gaunasi kubas 728 litrai į valandą. Žiūrės, debetas geras ir be geležies, nes šitoj sodų bendrijoje yra padarytas artezinis gręžinys. Visai šitai sodų bendrijai. Tai tragiškas kokybės vanduo. Vien geležys rūdis eina baisu. O čia pasisekė žmogui 9,5 metro gręžinys gavosi. Kas svarbiausia, 3 gręžiniai yra padaryti po 15 metrų, visi su geležim, o pradžiai sodų bendrijos 8 metrai pas vargonininkę. Tokia moterį gręžimai bažnyčių groja vargonais, tai gavosi 8 metrų gręžinys be geležies, vanduo labai geras. Ir va čia antras gręžinys, 5 irgi be geležies. Pripildom slakėlį vandens. Didžiulis debetas. Visiškai prasivalęs, švarus, gražus, jokių smiltelių nieko. Tai va ir žmogus turi va tokią sodą, 10 arų, didžiulį, namas. Turi šulinį, ten šulinys negilus, gal iki 6-7 metrų. Vienas žiedas tenai laikosi tik tai. Tai va žmogus nusipirko kubilą, einam parodysiu. Ir pildys kubilą. Šiltoje metu. Matote, toksai kubilas jau nupirtas, dar neišpakuotas. Va, pildys kubilą. Atvažiuojam su džipu prie kabelę. Va taip viskas atrodo. Gręžiamės rankiniu būdu, vandens pagalba. Va, tokioje aplinkoje. Pušynas. Ja, čia vien smėlė, jau skirtingų smėlių frakcijas. Iš tikrųjų, parodysiu, kaip atrodo tas smėliukas. Išgręžtas. Va, pilna karutė privarė smėlė. Va, toksai va gražus va kakavinis smėliukas. O giliau nuo 9,5 jau prasidėjo. Na, kad nusiplausim. Prasidėjo jau pilkas smėlis, jau su geležim. Tai va, kai sakau, reikia žinoti, reikia laiką žinoti, kada sustoti. Giliau visada galiu nueiti, bet giliau visada būna prastesnės kokybės vanduo. Nu, va čia, matot. Geras rezultatas, kubas 700 valandas, stabilus kiekis, nepulsuoja nieko, jau bėga pusę valandos. Aktyviai labai prasivalė, toksai va namas. Nu, matot, žmogus norėjo pradžiai prie ūkinio pastatėlio tenai gręžtis. Tai aš jam pasakiau, sakau, dabar sausaras kiekvienais metais, o va čia va yra šulinys pasiškastas ir skalda užberta, va štai va maždaug vietai. Vienas žiedas, sakė, geriausia atveju laikos ir kubilo negali užpilyti šulinys. Tai žmogui ir sakau, gręžimės arčiau šulinio, kad tau nereiktų, kai šulinys pradžius vis tiek anksčiau ir vėliau bus gimarojus. Sakau, kad nereiktų per visą kasti sklypą, nes to išpuoselė ta žolytė graži. Nereiktų kastis visos tranšės per visą kiemą, sakau, gręžimės čia. Taip atrodo, gręžim duobės, gręžinio šaktą. Ir dabar visą va šitą smėliuką grąžinsim atgal į gręžinio šaktą, užtamponuosim. Koks kurmis, varlė kokia neįlystų. Nu tai va atrodo, gręžinio šaktą. Puikiai bėga. Tai va dabar komplektuosiu su dvuliniu vožtuvu užsakovui siurblį. Nes jam nereikia automatikos, va tiesiog, kad pasijungia žiemos metu. O kaip čia va pajungtas mano siurblys. Ir viskas, ir gali pripildyti kubilą. O su laiku, jeigu šulinys pradžius, prasives įvadą tiesiai į šulinį ir naudosis jau šitas namas į mūsų gręžinukų. Nu tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.